Kelmiškiams. Kelmiškiams. Sveiki, mėly Šiaulių televizijos žiūrovai, Kelmės krašto ir pasaulio kelmiškiai. Laida Kelmiškiams – tai žiupsnelis naujienų iš Kelmės krašto ir fragmentai apie tai, ką rašo laikraštis Kelmiškiams. Paskutinį spalio savaitgalį būta nemažai susibūrimų, prasmingų renginių, nes jau baigiami paskutinieji rudens darbai, reikia susitikti, pasikalbėti, paūturiuoti, kaip sako žemaičiai. Nei pavasaris, nei vasaros grožis neprilygsta tam, ką matome rudens veide. Taip į savo vakaronę kvietė kiaunoriškiai. Pasidžiaugti aruodų derliumi Kražių kultūros centre rinkosi Kražių seniūnijos bendruomenės. Visą savaitę jaudulio ir šurmulio buvo apimti Liolių seniūnijos Gailių kaimo žmonės, besiruošiantys bendruomenės inauguracijai, nes čia neseniai susibūrė kaimo bendruomenė. Gailiuose uždarius mokyklą liko tušti ir erdvūs niekieno nebenaudojami pastatai. Vienintelė biblioteka išliko visoje buvusioje mokykloje. Iš tikrųjų labai liūdna. Kažkaip dar kol vasara, tų vaikų daugiau buvo, taip nesijutė, kad ta mokykla uždaryta, bet rugsėjo mėnesį, kai niekas nebetėjo visiškai tylu, tai tikrai labai liūdna buvo. Visur tylu, ateini, tai dabar nors bendruomenė pradėjo susikūrė, tai nors šioks toks judesys, o tai būdavo ateini ryte, atrakini duris, vienintelė visa patalpuose, kol tai tikrai labai taip, ta tyla tokia slegianti kažkaip labai gaila. Liolių seniūnas Vytautas Mikalauskas taip pat labai džiaugiasi, kad buvusi mokykla turės šeimininkus. Daugelį metų buvo ta mintis puoselėjama, kad Gailiuose reikalinga bendruomenė. Tačiau vis kažkaip tai tie patys entuziastai, kurie dabar yra, bet jie iki šiol neišsikėlė savęs. Tačiau kada mokykla jau užsidarė ir tada jau tikrai nebereikėjo nieko raginti, nieko prašyti patys. Patys tik ta mintis, tik tai reikalinga buvo pagalba kažkokia tai, kur nueit, ką nueit, pačias pirmas duris, kad atidarytų. O paskui viską patys. Atsirado entuziastingų žmonių. Manau, kad ir toliau tas entuziazmas plėstųsi Gailiuose. Manau, tikrai tas užrašas savipateisins. Besąlygiškai jau mes tą turėjom daryti, nes kadangi tikrai gaila tokius pastatus parduotų kažkam ir paskui patys nežinotumėm, ar čia mus kada įsileis, ar neįsileis, vis dėlto renginių reikėtų ir švenčių reikėtų, visko reikėtų. O spalio 25-oji įsimins visiems gailiškiams, nes tai diena, kai jie vieni kitus pakvietė gyventi ateitimi, o tai reiškia ateitį kurti drauge. Šiai kūrybai pamatai jau padėti, bendruomenės įkūrimo formalumai užbaigti, bendruomenės taryba ir pirmininkė išrinkti. Tad po ilgo darbo graži buvo šventė. Gražios ateities jauniausiai rajono bendruomeniai linkėjo svečiai, kaimynai ir patys bendruomenės nariai. Darbingų metų, darbingų metų, darbingų metų linkime. Kol žiemos šalčiai nesukausto žemės, malonu girdėti gyvą ir raminantį vandens čiurlenimą, stebėti jos skaidrume plaukiojančias žuveles ir atsakyti į greta jų gyvenančio kranklio pasisveikinimą. Vienas iš 3 kranklių, Roba, keletą kartų pakartoja savo vardą, šlumšteli žemyn su aiškiu klausimu: o ką atnešiai? Dar kartą. Roba. Tai gali patirti, jei keliausi kryptimi Šiauliai, Kuršėnai, Užventis, Luokė. Kalniškiuose šalia kelio jau 18 metų įsikūrusi Vandos Macaitienės individualiosios įmonės kavinė baras Šaulys. Jos savininkai Vanda ir Rimas Macaičiai ryžosi šiam verslui tuo metu, kai viena po kitos aplinkui dygo parduotuvės. Bet kaimų žmogui nebuvo kur praleisti laisvalaikio. Tačiau nebuvo ir pavyzdžių, iš kurių galėtų pasimokyti. Todėl patirtį teko kaupti patiems. Buvo verta. Išgyvenom. Turiu darbą šią dieną. Ir dar tikriausiai bus to darbo. Tik reikia, aišku, dirbti, kaip ir visur. Rimas, kaip ir kiekvienas verslo žmogus, turi savo patirties surėdytą verslo taisyklę. Nenusiminti,
ir kiekvieną dieną siekti užbrėžto tikslo. Apie tai skaitykite laikraštyje Kelmiškiams, kuriame pasitinkant verslo dienas rašysime apie rajono verslo įmonės. Nors jau nekartą įspėjome apie pražūtingas ugnies pamokas ir ugniagesių norą atkreipti gyventojų dėmesį į tai, kaip reikia pasiruošti šildymo sezonui, kad išvengtume gaisrų, tačiau spalio 25-ąją teko būti akivaizdžiais šių klaidų liudininkais. Gavom pranešimą, kad Vytauto Didžiojo 42 dega gyvenamasis namas. Atvykus į gaisro vietą buvo rasta iš patalpų išnešta senutė 90 metų, kuri buvo šiek tiek apsinuodijusi dūmais. Ir ugniagesiai užsidėjo kvėpavimo aparatus, įėjo į vidų ir likvidavo gaisro židinį. Tyriant paaiškėjo, kad prie petros stovėjo lova ir būtent dėl perleidimo, dėl įtraukimų sienelėje krosnės, būtent pateko žarijo į patalynę ir pradėjo degti. Stoka saugos, būtent neišlaikyti būtent atstumai tarp šildymo įrenginių, netada būtent priežiūra prieš šildymo sezoną, būtent kad buvo įtraukimų būtent sienelėje, jeigu būtų patikrinta, pažvelgta ir būtų išvengta tokių nuostolių. Spalio 25-ąją Kelmės dvaro rūmų Svirne vyko maldos pusryčiai, surengti Sąjūdžio Kelmės rajono tarybos iniciatyva, minint Sąjūdžio 25-metį. Maldos pusryčių moto Lietuva, kur tu eini, siekta pažvelgti į kelią, kuriuo eina Lietuva, o kartu ir visa Europa, kas pasikeitė visuomenės vertybių orientacijoje. Į maldos pusryčius atvyko iškilių svečių. Visi drauge klausė tylos žodžiui ir giesmiai. Visi drauge kalbėjo maldą už tėvynę. Amžinasis Dieve, kuris leidai tautas ir įkvėpė joms laisvės troškimą, dėkojame tau, kad po skaudžių išbandymų leidai atgauti laisvę ir nepriklausomybę. Į susirinkusiuosius kreipėsi Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius. Pastaruoju metu vis labiau yra atakuojamas šeimos institutas, vis labiau įtaigojama, kad šeimai sukurti nereikalinga santuoka, nereikalingi vaikai. Jų manymų pasaulyje yra per daug žmonių, todėl svarbiausia savo nieko neatsakyti ir iš gyvenimo pasiimti kuo daugiau malonumų ir naudos. O juk šeima visuomet buvo ir tebėra visuomenės pagrindas. Sibire ir kalėjimuose žmonės ištvėrė tik dėl to, kad juos stiprino šeimos ryšiai. Iš tikrųjų mes sergame labai sunkiai. Prieš 25 metus Sąjūdis turėjo tikslą prikelti tautą naujam gyvenimui. Šiandien reikia Sąjūdžio, kuris prikeltų Lietuvą gyvenimui Dievo šviesoje. Maldos pusryčiuose giedojo Kelmės kultūros centro giedotojai. Išklausykit vargšus žmones, prašančius savo malonės. Mums neleiskit pražūti, nes tavaisiais norim būti, tik suteikit mums stiprybės prieš pagundas nedorybės. Prasminga yra malda už tėvynę, prasminga suvokti save tėvynėje. Todėl klausdami Lietuvą, kur tu eini, privalome klausti savęs, ar mes einame su ja. Klausimų pabaikime ir šį susitikimą. Apie visą tai skaitykite laikraštyje Kelmiškiams, nepamirždami jo užsiprenumeruoti. Iki kito karto. Kelmiškiams. Kelmiškiams. Kelmiškiams.